Sveiki, šiandien aš kviečiu paklausyti manęs Lino Vitkausko naujausiame renginyje, parodoje Susitikime kryptis. Taip pat pristatysime naujausią knygutę Atodangos ir kviečiu stebėti malonių akimirkų. Tai laba diena visiems. Šiandien aš visus kviečiu į mūsų jausmų ir minčių pasaulį. O kur keliauja mano mintys? Juk kartais savęs klausime, ar pasirinktas kelias yra teisingas. O gal išmokti mylėti žmogui nepakanka ir viso gyvenimo. Mūsų paroda paryškina, akcentuoja žmonių klaidas, skausmą, egoizmą, vilties ir meilės svarbą. Tarp fotografijų 2 eilutės pamąstymų ar net keli sakiniai virsta sentencijomis, proza, poezija. Mes ieškome, klystame, kalbamės ir po aibės bandymų kažką atrandame jums. Tikiu, kad mūsų vaizdai ir žodžiai pakvies pokalbiui diskusijai. Tai aš norėjau pasakyti, kad privalome pasisakyti ir būti pilietiškais, apie pilietiškumą. Na, apie drąsą galbūt, bet labiausiai mes nutylime. Taip patogiau, taip geriau, taip ramiau. Visus kviečius mintimis sugrįžti į šaltą ir gilią žiemą ir atsigaivinti. Ilgesys ateina su žiema. Kai šaltis ir gili žiema parodys savo klastą, o su žmonių likimais norės sužaisti vėl pūga. Visi barbekliai apie tai bylos. Ir gilios mano pėdos melsvame sniege bus vėl viltis nauja. Surasti tikrą kelią, surasti nors tą kelią į tave. O jeigu visos mano pastangos per nieką, kaip liūdna bus man be tavęs šią žiemą. Ir visas laikas bus tik skausmo taurė, raudono vyno, kurią turėsiu aš išgerti. Kodėl esi tu taip toli, lyg būtumei žvaigždė, žmogaus ranka neliečiama? Aš taip norėčiau prisiliesti prie tavęs ir savo lūpomis ištart atleisk. Sapnuoju ir matau tave plačiajam kino ekrane. Matau, kaip mes nebijom nieko, mes drąsūs ir išdidūs. Senuoju traukiniu, laimės šalį išvažiuoja. Tai laimingo gyvenimo receptas. Kruopelytė nerimo, trupinėlis baimės, lašas ašarų, šaukštelis kuklumo, šaukštas paprastumo, samtis užsispyrimo, kiaurasamtis pagiežos, rėtis pavydo, stiklinė atjautos, puodelis supratingumo, butelis tolerancijos, stiklainis šilumos, lėkštė nuoširdumo, dubenėlis draugiškumo, ąsotis dėkingumo, puodas juoko, daug meilės ir viską tai. Dalinti, imti, rytą vakarą, diena po dienos ir taip nuolatos. Dar kartą esu Dovilė Žvirblienė ir esu, kaip sakant, kaip čia save pavadinti, pagalbininkė galbūt Lino Vitkausko ir Fausto renginiuose. Linkiu daug saulėtų dienų, tik ne per daug karštų, su vėjeliu, gaivinančiu ir glostančiu. Atmink, jei debesys pilki, aukštri padangiai susispiečia, pabyra šiltas vasaros lietus, papimpa oras medumi. Todėl nereikia pykt, kad saulė per karšta, nereikia debesų bijoti. Gyvenime juk taip yra, kad reikia ne tik imti, bet ir duoti. Labai džiaugiamės, kad tokį darbuotoją menišką turim ir aš, kaip jūs pamačiau, žinau, kad jau jūsų eisena meniška, bet koks esat meniškas. Ir dabar beveik noriu pažiūrėti, kaip jūs darbo aplinkoje. Ar ten neįsivaizduoju, neįsivaizduoju jūsų dabar tenais, bet mes labai džiaugiamės. Iš tikrųjų, mes labai džiaugiamės, kad turime tokį meniškos sielos žmogų. Ačiū.